Sveiki atvykę į diskusijas. Šiandienos apmąstymų centre biblistės Marie Noel Tabut komentarai sekmadienio skaitiniams, kurie, tiesą sakant, pateikia mums mįslę. Tikrą paradoksą. Viena vertus, Senojojo testamento išmintis mums sako: Dievas padėjo prieš tave gyvenimą ir mirtį, gėrį ir blogį, rinkis gyvenimą ir būsi laimingas. Įstatymas čia regis pristatomas kaip aiškus kelrodis į laisvę. O kita vertus, Evangelijoje Jėzus kalba apie, labai radikalius reikalavimus. Jei tavo akis tave gunda, išsilupk ją, jei ranka nusikirsk. Kaip suderinti šios du atrodytų visiškai priešingus požiūrius? Būtent šį mazgą šiandien ir bandysime išnarplioti. Aš ginsiu poziciją, kad įstatymas iš esmės yra Dievo duotas laimės žemėlapis. O aš teiksiu, kad šis žemėlapis veda ne į komfortišką laimę, o į radikalią vidinę permainą. Ir tos permainos kaina yra kur kas didesnė, nei esame linkę manyti. Tai kelias, kuris reikalauja peržengti įprastas žmogiškojo teisingumo ribas. Gerai, tai leiskit man pradėti nuo savo pagrindinės minties, kuri, manau, yra, stulbinamai paprasta. Dievo įstatymas nėra tiesiog taisyklių knyga. Tai laimės žemėlapis. Kiekvienas priesakas yra ne apribojimas, o tiesiog nuoroda kelyje į džiaugsmą. Viskas. Ši idėja kyla tiesiai iš Ben Siros knygos, kuri priklauso bibliniai išminties literatūrai. Ten sakoma: Viešpats padėjo prieš tave vandenį ir ugnį. Ištiesk ranką į tai, ką nori. Pasirinkimas yra fundamentalus žmogaus egzistencijos elementas. Ir kaip pabrėžia Tabut, blogis mums nėra įgimtas, jis yra išorinis, tai reiškia, kad mes, nesame pasmerkti klysti. Įstatymas ateina kaip pagalba, kaip tėviškas patarimas, kaip laisvės naudojimo instrukcija. Jis sako: žiūrėk, jei eisi šiuo keliu, rasi džiaugsmą, jei pasuksi ten, laukia kančia ir nauja vergyste. Ši dviejų kelių tema persmelkia visą Bibliją. Ir tai nėra sudėtinga filosofija, tai labai praktiška. Prisiminkime 118 psalmę. Tai ištisas himnas įstatymo džiaugsmui. Psalmininkas nesiskundžia našta, jis šaukia: laimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal viešpatės įstatymą. Jas myli tuos priesakus. Kodėl? Nes mato juose tiesioginį ryšį su laime ir gyvenimo pilnatve. Tad mano požiūriu įstatymas yra Dievo išminties dovana, padedanti žmogui realizuoti savo laisvę ir pasiekti tikrąją laimę. Taip, sutinku, kad įstatymas yra dovana ir kad jis kyla iš Dievo meilės. Kas galėtų tam prieštarauti? Bet apibrėžti jo tikslą vien kaip kelią į laimę, mano manimu, reiškia matyti tik pusę paveikslo. Ir galbūt net ne pačią svarbiausią. Aš šitai žiūriu kitaip. Kai ateiname prie Evangelijos pagal Matą, Jėzus padaro kai ką, stulbinančio. Jis ne tik patvirtina įstatymą, jis jį perveria kiaurai, atskleisdamas jo esmę, kur yra nepalyginamai gilesnė ir reiklingasnė. Jis nuolat kartoja tą frazę: Jūs girdėjote, kad protėviams buvo pasakyta, o aš jums sakau. Ši formulė yra raktas. Girdėjote, kad buvo pasakyta, nežudyk, sako jis. Aš jums sakau, kad net nepyk ant savo grolio. Girdėjote, nesvetimauk. Aš jums sakau, net geidulingai nežvelk. Matote, dėmesys perkeliamas nuo išorinio veiksmo, kurį galima suvaldyti, į vidinį impulsą, mintį, troškimą į pačio širdį. Ir čia Jėzus meta iššūkį. Jei jūsų teisingumas neviršys rašto aiškintojų ir fariziejų teisingumo, neįeisite į dangaus karalystę. Mes turime suprasti, ką tai reiškia ano meto klausytojui. Fariziejai buvo religinis elitas, tie, kurie įstatymo laikėsi pedantiškai iki smulkiausios raidės. Viršyti jų teisingumą atrodė neįmanoma. Tai va. Tai nebėra paprasta laimės instrukcija. Tai kvietimas į vidinę kovą, kuri yra totali. Ir tie kraupūs pavyzdžiai apie akies išsilupimą, rankos nusikirtimą. Tai nėra metaforos apie laimę. Tai metaforos apie kainą. Apie radikalų apsisprendimą, kuris gali būti skausmingas ir reikalauti paaukoti tai, kas mums atrodė gyvybiškai svarbu. Suprantu jūsų mintį, bet man atrodo, kad čia slypi tam tikras supaprastinimas. Jūs akcentuojate Jėzaus mokymo sunkumą, bet ar tai iš tiesų panaikina laimės aspektą? Grįžkime prie dviejų kelių temos.
Bensiras kvyboje tas pasirinkimas tarp vandens, simbolizuojančio gyvybę, ir ugnies sunaikinimas yra labai aiškus ir fundamentalus. Jėzus, mano manimu, šio aiškumo nepanaikina, jis tiesiog parodo, kad tas gyvenimo kelias yra, platesnis ir gilesnis, nei atrodė anksčiau. Jis sako, kad tikra ilgalaikė laimė yra ne tik išorinėje tvarkoje, bet ir vidinėje harmonijoje. Kai tavo širdis tyra, kai joje nėra pykčio, geismo, pagėžos, tu esi iš tiesų laisvas ir laimingas. Juk pyktis ar pavydas graužia mus iš vidaus, atima džiaugsmą. Taigi Jėzus neperbraižia žemėlapio, o tiesiog duoda mums tikslesnį, detalesnį jo variantą, nušviečia takus, kurie anksčiau buvo šešėlyje. Tai ką jis siūlo, yra kelias į pilnesnę, autentiškesnę laimę, kuri kyla iš vidinės tiesos, o ne tik išorinio padorumų. Gerai, bet ar toks požiūris ignoruoja kitos, kur kas radikalesnės Jėzaus mokymo pusės? Jūs sakote, kad Jėzus duoda detalesnį žemėlapį. Aš sakyčiau, jis išmeta senąjį ir nubraižo visiškai naują. Tas kelias, kuris anksčiau atrodė saugus ir teisingas, kruopštus išorinių taisyklių laikymasis, kurį praktikavo minėtieji fariziejai, Jėzus akise tampa akligatvio. Jis tiesiai šviesiai sako, jūsų teisingumas turi būti didesnis. Tai ne patobulinimas, tai perversmas. Jūs cituojate psalmininką, kuris džiaugiasi įstatymu. Ir kai tiesa. Bet ar tas pats psalmininkas galėtų su tokiu pat džiaugsmu priimti Jėzaus reikalavimą atleisti ne 7, o 77 kartus? Arba mylėti savo priešus? Man atrodo, Jėzus perkelia žaidimo taisyklės į lygį, kur anksčiau buvęs džiaugsmas dėl aiškumo tampa milžinišku iššūkiu. Bensiro siūloma laisvė rinktis Jėzaus lūpose tampa laisvė pasirinkti šį neįtikinai statų ir sunku kelią. Tai nebėra paprastas pasirinkimas tarp akivaizdaus gerio ir blogio. Dabar tai pasirinkimas tarp socialiai priimtino, patogaus teisingumo ir radikalaus vidinio tyrumo, kuris veda per nuolatinę varginančią kovą su savimi. Leiskite pereiti prie kito aspekto išminties sampratos, kurią paliečia apaštalas Paulius laiške korintiečiams. Jis labai aiškiai supriešina dvi išminties rūšis – pasaulio išmintį ir Dievo išmintį. Pasaulio valdovai, sekdami savoje žmogiškąją išmintimi, kuri remiasi gale, logika ir nauda, padarė katastrofišką klaidą, nukryžiavo šlovės viešpatį. O tikroji Dievo išmintis, kuri mums atskleista per dvasią, veda į šlovę, kurią Dievas mums paruošia nuo amžių. Manau, kad laikytis įstatymų, ypač taip, kaip jį išaiškina Jėzus, ir yra ta tikroji išmintis. Pasaulio akimis tai gali atrodyti kaip kvailystė, atsukti kitą skruostą, atleisti skriaudėjui, nekeršyti. Tai prieštarauja išlikimo instinktui, bet tikinčiajam tai yra giliausia išmintis, kelias į galutinį džiaugsmą ir išsipildymą. Tai, ką jūs vadinate sunkumu ar kova, aš pavadinčiau gilesnės išminties praktikavimu. Ir ta išmintis galiausiai atneša ramybę ir laimę, kurios pasaulis negali duoti, nes jos tiesiog nesupranta. Jūs labai taikliai cituojate Paulių, bet man regis praleidžiate patį dramatiškiausią sakinį, kuris pakeičia viską. Paulius sako, kad pasaulio valdovai tos išminties nepažino, nes jei būtų ją pažinę, nebūtų nukryžiavęs šlovės viešpačios. Ką tai iš tikrųjų reiškia? Tai reiškia, kad Dievo išmintis yra neatsiejamai susijusi su kryžium. Įveda ne aplink kančią, bet tiesiai per ją. Teigti, kad Jėzaus mokymas yra tiesioginis malonus kelias į laimę, reiškia ignoruoti krikščionybės centrą kryžiaus slėpinį. Jėzaus išmintis yra ta, kuri priima atstumimą, kančią ir mirtį kaip transformacijos dalį. Paulius nekalba apie patogų džiaugsmą, jis kalba apie paslėptąją, slėpiningąją išmintį, kuri pasaulio akimis yra papiktinimas ir kvailystė. Taigi, jei ir galime kalbėti apie laimę, tai yra absoliučiai paradoksali. Ji pasiekiama per tai, ko pasaulis labiausiai bijo ir vengia, per savęs atsižadėjimą, pralaimėjimą, paaukojimą. Tai laimė, kuri gimsta ne iš komforto, o iš kryžiaus. Vis dėlto, ar per daug nesureikšminame kančios pačios savaime? Pažvelkime atidžiau į patys Jėzaus žodžius. Aš atėjau ne panaikinti įstatymo, o jį įgyvendinti. Ir čia viskas sukasi aplink tą vieną žodį įgyvendinti. Graikų kalba čia pavartota žodis
plerose, kuris reiškia ne tik įvykdyti ar paklusti, jis turi daug platesnę prasme – pripildyti, atskleisti tikrąją prasme, realizuoti visą potencialą. Aš tai suprantu kaip evoliuciją. Tavut savo komentare labai gražiai parodo Dievo pedagogiką, kaip jis palaipsniui vedė savo tautą. Iš pradžių dykumoje buvo duoti fundamentalūs, minimalūs reikalavimai, būtini bendruomenės išlikimui. Nežudyk, nevok, nesvetimauk. Tai buvo pirmasis etapas, skirtas ką tik iš vergijos išėjusiai tautai. Atėjęs Jėzus sako, dabar jūs subrendote kitam etapui. Dabar galime pereiti nuo minimalių reikalavimų prie maksimalaus meilės idealo. Neužtenka nenužudyti, reikia atleisti ir net mylėti priešą. Šis įgyvendinimas, šis pripildymas yra laipsniškas žmonijos vedimas į gilesnį Dievo plano supratimą, kuris ir atnešė gilesnį džiaugsmą. Tai nėra reikalavimų sugriežtinimas dėl griežtumo, o kelio į tikrąją vidinę laisvę ir laimę nušvietimas. Jūs teisingai apibrėžite žodžio plerose prasme. Ir sutinku dėl laipsniškumo Dievo pedagogikoje, bet aš manau, kad tas pripildymas yra ne lėtas indo pripildymas vandeniu, o sprogimas. Tai tarsi į stiklinę vandens įpilti ne daugiau vandens, o lašą cheminio reagento, kuris pakeičia visą turinį iš esmės. Tai, ką Jėzus padaro, yra ne kita stadija, o kokybinis šuolis perėjimas į visiškai kitą dimensiją. Dėmesys perkeliamas nuo bendruomenės išlikimui būtinų socialinių taisyklių į absoliučią asmeninę atsakomybę už kiekvieną mintį ar troškimą. Reikalavimas mylėti savo priešus nėra logiška nenužudyk tąsą, tai reikalavimas, kuris apverčia visą žmogiškąją teisingumo ir išlikimo logiką aukštyn kojomis. Tai atskleidžia tikrąją, iki galo įgyvendintą įstatymo dvasią, kuri pasirodo esanti tokia aukštai reikli, kad pranoksta bet kokias žmogiškas jėgas. Ir čia, manau, yra esmė. Jėzus atskleisdamas šį standartą ne tiek duoda naują laimės receptą, kiek parodo, kaip desperatiškai mums reikia Dievo malonės, kad galėtume bent pradėti eiti šiuo keliu. Tai ne evoliucija, tai revoliucija širdyje. Gerai, tai apibendrindamas norėčiau grįžti prie pradinės minties. Visose šios dienos skaitinėse aš matau nuoseklę liniją. Dievas sukūręs žmogų laisvą, niekada nepalieka jo vieno. Per įstatymą jis siūlo patikimą, išmintingą ir drįsčiau teikti džiaugsmingą kelią į pilnatvę. Laimė nėra šaltinis produktas, ji yra pats kelionės tikslas ir rezultatas. Jėzaus mokymas šio kelio neapsunkina, o jį nušviečia gilesnė meilės ir vidinės tiesos šviesa. Jis tiesiog parodo, kad tikroji tvari laimė slypi ne išorinėme taisyklių laikymasi, o širdies tyruma, atleidime ir meilėje. Tai ir yra autentiškos laisvės ir laimės šaltinis. O aš apibendrinama savo poziciją sakyčiau taip. Taip, viskas prasideda nuo Dievo meilės, nuo jo troškimo mums gero. Tačiau kelias, kurį Jėzus nutiesia, nėra patogus pasivaikščiojimas parke. Jo įgyvendintas įstatymas tai bekompromisiškas kvietimas į vidinį tyrumą ir teisingumą, kuris reikalauja nuolatinio pasiaukojimo ir dažnai fundamentaliai prieštarauja pasaulietiškai gerovės ir laimės sampratai. Tai kelias, kuriame laisvas pasirinkimas yra neatsiejamas nuo milžiniškos atsakomybės ir vidinės kovos. Tai status ir uolėtas kopimas link šventumo, o nelengvas pasivaikščiojimas link laimės. Akivaizdu, kad šie tekstai atveria labai platų lauką apmąstymams. Laisvės, laimės ir dieviškų reikalavimų santykis išlieka įtampos lauku, kuriame, kiekvienas turime atrasti savo kelią. Būtent. Ir akivaizdu, kad šioje medžiagoje slypi dar gausybė niuansų, kurie kviečia ne tik į diskusiją, bet ir į gilę asmeninę refleksiją, bandant suprasti, ką šie radikalūs žodžiai reiškia mano paties gyvenime.